Neverta, nepirk. Gali rinktis pigiau. Tie šampūnai nestebuklas. Girdėjau, kad plaukus gadina. O jei turi pleiskanų, jau tik padaugėja. Jų geriau pirkti profesionalius ar ne? O kaip yra iš tikrųjų? Ar tau kas nors tai paaiškina iki galo? Kai pradedi naudoti augalų pagrindų kurtus produktus, tavo plaukai ir galvos oda neblogėja, jie valosi. Metų metais įprastiniai produktai apvelka plauką silikonais. Jie sukuria gražų efektą, bet ne sveikatą. Kai silikonai pradeda nusiplauti, plaukai gali pūstis, sausėti, jaustis šiurkštesni ir atrodyti plonesni. Ir čia daug kas sustoja, nes mano, kad produktas tiesiog netinka. Bet tiesa yra tokia. Plaukai valosi 3-6 mėnesius. Tuo metu jie nėra palikti tiesiog nuogi. Jie maitinami peptidais, eteriniais aliejais, provitaminais ir baltymais. Tai ne momentinis wow. Tai perėjimas į sveikus plaukus ir sveiką galvos odą. Ir būtent todėl vieniems neveikė, o kitiems visiškai pakeitė plaukus ir pasitikėjimą savimi. Jei nori suprasti, kas vyksta su tavo plaukais, o ne tiesiog keisti šampūną po šampūno, parašyk man žinutę. Aš neparduodu stebuklų. Aš paaiškinu, kas vyksta iš tikrųjų ir padedu pereiti į procesą teisingai. Sek mane, jei nori žinių, o ne mitų. Parašyk man plaukai, jei nori asmeninės konsultacijos.